Labą dieną, sveiki visi. Tai dar kartą paskatinsiu prieš visą šneką, prieš temą tapti mūsų patreonais, nuorodą rasite apačioje. Tapkite mokamais patreonais nuo 5 eurų per mėnesį, tai yra tikrai nedidelė suma. O tai man padės turėti geresnį įrangą ir paskatins daugiau laiko skirti jums. Tai šiandienos tema bus Slovenskas, pafrontės miestas, o tiksliau ne pafrontės, o fronto miestas, kuris nuolatos bombarduojamas rusiškais kabais, tai yra sparnuotomis aviacinėmis bombomis. Tenai grįžau prieš kelias dienas, tenai praleidau su kolektyvu 5 dienas. Lankėmės pas bepiločių orlaivių batalioną. Pirmą kartą tokio dydžio vienetą aplankėm. Nuvežėm jūsų paramos kažkiek tai. Ir aišku, gilinamės į situaciją, kokia situacija su dronais šiuo metu Rusijos-Ukrainos fronte, rytiniam. Kryptis Limanas, tai šiek tiek apie patį miestą. Miestas realiai mažai kas dirba. Aišku, administracija yra, bet daug žmonių patys jau yra išvažiavę, daug įstaigų neveikia, tokie dalykai kaip restoranai, tai norint kažką civilizuočiau, skaniau pavalgyti, kaip pavyzdys picerija, tai jau reikia pavažinėti po miestą, paieškoti. Miestas didelis iš tikrųjų. Važiuojant į Slovenską, gal pradėsiu nuo to, dar važiuojant į Slovenską, nuo Iziumo, virš 100 kilometrų visas kelias yra padengtas tinklais iš viršaus ir iš šonų, nes tenai rusai su savo dronais žudikais įvairiausio tipo, tiek sparnais, tiek kvadrokopteriais pasiekia. Ir nepaisant to, kad visas kelias uždengtas tinklais nuo dronų, tuo keliu rekomenduojama lėkti maksimaliu greičiu. Aišku, nuo drono nepabėgsi, bet tiesiog, kad įveikti tą atkarpą, tą ruožą kuo greičiau. Prieš įvažiuojant į Slovenską, jeigu nuo Charkivo važiuojant tuo keliu, kur mes važiavam, yra toks įdomus įvažiavimas su gan staigiu tokiu posūkiu. Tenai yra kažkokia tai buvusi gamykla, kurią rusai dėl nežinomų priežasčių nei ukrainiečių kariams, nei mums bombarduoja kasdieną. Matomai, jie kažkada gavo informacijos, kad ten yra kažkoks tai svarbus taikinys, nors realiai ten nieko nėra. Tai tą vietą mums buvo rekomenduota ypatingai greitai pravažiuoti. Tai susitikom su kariais, lankėmės jų dronų dirbtuvėse ir trumpai apie situaciją ir iššūkį, su kuriais jie susiduria. Tai galbūt kažkas iš jūsų pamatę šį video panorės jiems pagelbėti. Tai Ukrainos kariuomenė masiškai užperkinėja dronus, FPV dronus, kamikadzes, ir duoda juos Ukrainos bepiločių padaliniams. Tačiau, kaip dažnu atveju būna, kai prasideda masinė gamyba, masinis pirkimas ir masinis tiekimas tūkstančiais, dažnai nukenčia kokybė. Tai ir šitas padalinys, pas kurį lankėmės, turi tokią situaciją, kad dėl tam tikrų surinkimo ir gamyklinio broko
Pas juos sandėly guli 600 FPV dronų, negalinčių pakilti, skristi ir naikinti rusų pozicijų, technikos, vadavičių dėl įvairiausių priežasčių. Pas vienus neveikia kameros, kurios kainuoja 50-60 eurų už vienetą. Tai grubiai tariant, 500 eurų galėtų pakelti 10 dronų, jie galėtų pakilti ir nuskristi į užduotis kovinės. Pas kai kurios neveikia VTX-ai, video vaizdo siųstuvai. Pas kai kurios varikliukas. Tai situacija tokia. Kariai, nieko naujo nepasakysiu, jau sakiau daug kartų. 5 karo metai situacija išlieka tokia, kad kariai gavę atlyginimus pagal galimybės. Jie neturi šeimas, kiti neturi. Metasi pinigus ir perka įvairiausius dalykus, tokius kaip užtempėjai, dar tautoj vadinami zadeškė arba zipais. 15-20 cm ilgių, nes jie eina tūkstančiais ant dronų. Tiek akumuliatorių tvirtinimui reikalingi ilgesni, tiek laidų pritvirtinimui prie korpuso. Tai tokia situacija. Pilotai susigadinę akis jau dėl didelio kovinių skrydžių valandų kiekio, ypatingai naktimis, kai jie dėvi FPV valdymo akinius. Ryškus vaizdas labai arti akių ir seni akiniai neturi funkcijos, kaip vadinasi tas, kur dioptrijos. Pavyzdžiui, nauji Skyzone 040 ar 04X akiniai, kurie kainuoja 500 eurų už vienetą, turi tokią funkciją, kad pilotas gali atsireguliuoti pagal savo regą nuo +2 iki -3, jeigu neklystu, kažkas tokio. Senesnieji modeliai to neturi. Tai viena iš problemyčių. Tokių, tai kas norėsit jiem padėti, taip pat įmesim nuorodą sąskaitos, į kurią galite pervesti. Jeigu galite, kad ir 5 ar tai 10 eurų. Jeigu bus didesnė suma, bus rimtesnė pagalba. Nes, kiekvieną kartą matant, su kokiam bėdom susiduria, tiesiog noris jiem padėti, nes taip mes laimim laiko. Kuo jie daugiau paguldys okupantų tenai, tuo mažiau mum reikės, arba visai nereikės. Tai gerai, važiuojam toliau apie problemas ir mitus. Tenai, kur mes buvom, fronto ruožas arba vadinama naikinimo zona, yra iš ukrainiečių pusės 10-15 km iki to vadinamo sąlyginio nulio. Iš Rusijos pusės ta pati. Tai bendras ruožas yra priklausomai nuo vietovės ir reljefo, nes yra taip vadinamas radio horizontas, kuris blokuoja ryšį. Tai naikinimo zona yra nuo 20 iki 30 km pločio. Tai dar negirdėsim, kas tai yra, tai pasakysiu grubiai tariant. Tai yra linija, kurią tu kirtęs greičiausiai, kad negrįši. Technika, kuri važiuoja į tą teritoriją, bus sunaikinta. Arba, grubiai tariant, bilietas į vieną pusę. Yra tam tikrų niuansų, kaip galima tenai pakliūti ir sveikam iš ten išnešti kailį, bet tai labai sudėtinga. Ir vis labiau ir iš Rusijos pusės, bet iš Ukrainos kariuomenės pusės ypatingai. Tas karas vyksta metalo ir plasmasės prieš žmonės.
Tai ukrainiečiai siunčia šturmuoti ir naikinti rusų pozicijas ne tik bepiločiais lėktuvais ir įvairiausio dydžio modelio ir kvadrokopteriais, bet ir antžeminiais dronais. Logistika taip pat vyksta, vairuojant bepilotės sistemas valdymo pultais iš saugių teritorijų. Iš abiejų pusių vyksta labai stipri elektroninė kova, tai įvairiausių dažnių slopinimas. Turiu omeny, ne tai, kad įvairiausių dažnių, bet įvairių diapazonų. Tiek 2,4, tiek 5,8 ir visų kitų. Ir situacija yra sudėtinga. Pirmą dieną dar bandžiau skaičiuoti, ta prasme buvo tokia mintis, skaičiuoti kiek kabų, tų pačių vadinamų aviacinių sparnuotojų bombų rusai paleidžia į ukrainiečių, kaip čia pasakyti, teritoriją, nesakysiu, kad į kovinės pozicijas, nes leidžia bet kur, kaip jau minėjau, bet po kokio, neatsimenu jau ar 13 ar 18 pataikymo, tiksliau nukritimo, aviacinės bombos sprogimo, nustojau skaičiuoti, nes tiesiog tai neturi prasmės, nes tai vyksta nuolat. Vidurkis per valandą, būna taip, kad per valandą nukrenta 2-3 aviacinės bombos, būna, kad 7. Tai kiekvienam tam reikalui jie, aišku, turi pakelti vadinamus daugiafunkcinius orlaivius, įvairiausių tipo, tiek SU, tiek MIGus. Ir mane net stebina tas tempas, mastas ir greitis, kaip jie tai daro, nes jeigu imant vieną rusišką orlaivį, maskolišką reikėtų sakyti, užpilamas kuras, sukabinamos bombos, jisai pakyla, jos atsikabina, sklendžia 80 km ir krenta į savo taikinį, kažkokią tai tašką. Tas orlaivis grįžta, vėl užsipildo, vėl užsikabina ir tas vyksta nuolatos. Nuolatos varo. Tai reiškia, kad okupantai dar turi pakankamai aviacinio kuro ir pakankamai aviacijos, kad frontą, pafrontės rajonus košmarinti gan intensyviu tempu. Prieš kabos šiuo metu rimto priešnuodžio nėra, bet ukrainiečiai sugeba jau ir su bepiločiais numušinėti sklendžiančias aviacinės bombas. Tai tiek žinių. Mūsų buvimo metu 15 minučių rašė, dabar neprisiminsiu, ar tai buvo balandžio 13 ar 15, maždaug tokiu metu, straipsnis kaip į Slovensko centrą maskoliai kalė su 1,5 tonos kabų. Tai nuostoliai. Dieną prieš mes ten gėrėm kavą toj vietoj. Sekančią dieną 5 ryto jie kalė. Ir tą pačią dieną 9 valandą mes pamatėm, nes atvažiavom vėl atsigerti kavos pakeliui tiesiog. Ne tai, kad specialiai važiuojam tą vietą. Ta vieta mums tiesiog pakeliui. Užduočių vykdymo metu. Tai sunaikinta realiai reikėtų pasižiūrėti Google Maps, kokie ten pastatai stovėjo, bet iš 2 ar 3 pastatų liko labai didelė duobė, grubiai tariant griuvėsiai, ir aplinkui stipriau ar mažiau sunaikinta, apgadinta apie 40 pastatų. Nukentėjo vienas žmogus
vienas vyriškis 58 metų amžiaus ir vaikas 12 metų, berniukas 12 metų amžiaus. Tai toks 1,5 tonos bombos panaudojimo variantas iš maskoliškos pideriškos pusės. Ir dar vienas įrodymas, kad okupantų kariuomenė naikina ne karinius objektus, o tiesiog daužo viską, kas papuola ir pradeda griauti dar vieną miestą, šiuo atveju Slovianską. Netoli nuo Sloviansko, dabar neatsimenu, kiek ten yra, 20-30 kilometrų Krematorskas, kuris irgi yra sistemingai griaunamas. Jie neieško, nesakau, kad maskolių žvalgyba karinė visiškai nedirba, aišku, kad dirba ir DRGšnikai vietoviai, nuo kurių mes stengiamės saugot neišsiskirdami iš vietinių. Bet didžioji masė jų taikinių vis dėlto yra civiliniai pastatai ir civiliniai gyventojai. Nukenčia nuo jų. Tai situacija labai sudėtinga. Galime pasidžiaugti tik tai tuo, kad ukrainiečiai tame ruože turi persvarą. Ir ukrainiečiai 5 karo metus, ne pirmus karo metus jau šio karo, bet kariauja gudriau ir efektyviau. Taip pat patvirtinu, kad okupantų kariuomenė stipriai nukentėjo, arba tiksliau jų veiksmai buvo stipriai riboti po to, kai Elonas Muskas atjungė Starlinkus. Ir čia pasakysiu dar vieną dalyką, kuris nebuvo, bent jau aš savo sraute nemačiau. Tai situacija buvo tokia, kad Elonas atjungė visus Starlinkus fronte. Ir ukrainiečiai per kelias dienas savo Starlinkus galėjo aktyvuoti ir jie pradėjo veikti. Tačiau dėl atjungtų Starlinkų per pirmas 48 valandas, tiksliau pirmas 48 valandas po atjungimo, ukrainiečiai taip pat neturėjo ryšio ir dėl to žuvo labai daug žmonių Ukrainos kariuomenė. Tai ar tai buvo galima padaryti geriau? Tai galima buvo padaryti arba, sakykime, išvengti nereikalingų nuostolių, kas angliškai kariniais terminais yra collateral damage. Perspėjant, grubiai tariant, Elonas galėjo perspėti Ukrainos kariuomenę bent jau 48 valandas prieš atjungimą. Bet jis to nepadarė. Tai situacija tokia. Ir dabar rusai netekę Starlinko intensyviai dirba, kurdami savo, pavadinkim Starlinką. Pasirodo informacija, kad Rusija intensyviai stengiasi kelia palydovus, bandydami pasidaryti savo nepriklausomą interneto ryšį. Kai kurie specialistai paskaičiavo ir, aš tikiu, tiksliau turiu tikėti jais, kad tokiais tempais, kaip Rusija dirba dabar, tai Starlinko pajėgumus savo, pavadinkim, tuos maskoliškus pasieks tik tai po 30 metų. Tokį patį efektyvumą. Tai situacija tokia, dabar turiu nutraukti pokalbį, nes labai reikės intensyviai vairuoti. Tai pratęsiu šitą dalyką vėliau. Ačiū Jums, likite su mumis.